Sveiki, eterėje rubrikų ciklo ar žinojai, kad dar viena laida rengiama drauge su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Ar tekę jums ką nors girdėti apie žmogaus pažinimo būdą? Veidotyra, veidoskaita. Skamba egzotiškai, nors pasaulyje toks metodas žinomas beveik 3000 metų. Veidoskaitos paslapčių besisementis Žydrūnas Sadauskas sako, kad jei žmonės mokėtų skaityti veidus, jie būtų žymiai laimingesni. Apie tai, kaip domėjimasi šią techniką atsirado Žydrūno gyvenime, kaip šios žinios gali padėti kiekvienam šiandieninėme mūsų pokalbyje su Žydrūnu Sadausku. Labadiena. Sveiki. Reikia pripažinti, kad daugelis tokį žmogaus pažinimo būdą kaip veidotyra, veidoskaita žiūri skeptiškai. Kaip domėjimasi šią techniką atsirado jūsų gyvenime? Tikriausiai nieko nebūna be reikalo kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir šiandien oficialiai save pristatau kaip unikalių metodikų treneris. Tai reiškia, mokinu žmonės skaityti kitų žmonių charakterius pagal veidą. Po to yra tokia Rusijos spectarnybų metodika, vadinasi profilingas. Profilingo esmė yra pagal jūsų aprangą ir elgesį galiu pasakyti jūsų pagrindinius charakterio komponentus. Ir trečia metodika, kurią aš studijuoju, tai yra kūno kalba ir mikroveido išraiškos. Tai reiškia, jeigu man kažkas parodo vestuvių įrašą kaip video, aš pagal kūno kalbą negirdėdamas visiškai, ką kalba jaunieji ir svečiai, galiu pasakyti, kiek užtruks santuoka 2 metų tikslumu. Plius minus, reiškia, ta prasme bus. Ir jeigu pastebėjot, tai visos tos 3 metodikos kažkuria prasme susiveda į tokią, vadinkim taip, reiškia diagnostika. Diagnostika tai yra galėjimas pagal tą pačią aprangą, pagal žmogaus veidą, pagal jo elgesį pasakyti, reiškia, pagrindinius jo charakterio komponentus. O charakteris kaip toks, arba dar kitaip, reiškia, charakterio patologijos ir yra tas dalykas, ant kurių užstringa žmogus ir tai sukelia tam tikras problemas. Tai dar neoficialiai, reiškia, vyriškai sakau visiems, kad esu žmogus, kuris remontuoja kitų žmonių galvas. Bet tam, kad galėčiau remontuoti kitų žmonių galvas, reikėjo susiremontuoti savo ir tai užtruko 35 metus. Ir šiai dienai, ta prasme, pagrindė, tai ką darau, reiškia, bandau žmonėm padėti atrasti save ir susidėlioti, reiškia, tos dalykus, kuriems trukdo būti savimi. Kaip tokios žinios gali padėti žmogui gyvenime? Esminis dalykas ir indų filosofai sako ir visi kiti, kad pagrindinis dalykas, ką reikia nuveikti šitam gyvenime, tai visų pirma suprasti arba dar kitaip, reiškia, suvokti save. Suvokus save, mes galim, sakysim, žinoti, reiškia, kur yra pas mus stiprios pusės, kur pas mus yra apribojimai. Ir pagrindinė klaida, kurią mes darom, tai yra tai, kad mes manom, kad mūsų apribojimai yra tas dalykas, kurį mums reikia pasikeisti, kažkaip pasikoreguoti. Tai iš principo didžioji žmonių, reiškia, problema yra tiesiog savęs nepriėmimas. Ir pavyzdžiui, mes nuo pat mažens mes augam ir mums visi pumpuoja, tu privalai susikurti šeimą, privalai padaryti ten kažkokią tai karjerą, pabaigti kažką ir panašiai ir panašiai. Klausimas toks, ar tie dalykai, kuriuos bando primesti išorė, iš tikrųjų yra tai, ko nori tu. Ir jeigu taip jau globaliai žiūrėti, tai reiškia, kiekvienas žmogaus gyvenimas yra iš 2 etapų. Pirmas etapas tai yra tėvų, visuomenės, viskas, kas yra primesta, o antrame etape žmogus jau pradeda savęs klausti, ką aš pats iš tikrųjų norėčiau veikti šitam gyvenime. Ir jeigu pastebėjot, būna tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, vyrui sukanka 45-50, jisai staiga nusipirka kabrioletą, susiranda jaunesnę žmoną ir taip toliau ir taip toliau. Šitas dalykas rodo, kad kuo didesnis bus klaidų kiekis pirmam gyvenimo etape, tuo didesnės nesąmonės bus antram gyvenimo etape. Tai kuo daugiau yra spaudimo iš išorės arba iš aplinkos, tai reiškia, tuo žmogus daugiau padaro kvailysčių pirmam ir tuo paskui būna tokie drastiškesni, vadinkim taip, veiksmai, reiškia, antram etape. Bet kuriuo atveju nuo 30 ir į viršų, ta prasme, pa žmogų vyksta tokia, kaip čia pasakyti, savotiška revizija, kas aš esu ir ką aš iš tikrųjų norėčiau daryti, veikti ir kaip aš save suprantu šitam pasauliu. Jeigu pamenat iš tos labai žymios knygos, ten iš Biblija, berods vadinasi, Kristui tai buvo nuo 33 metų ir principė, kiekvienam žmogui, ta prasme, yra tas etapas, kuris jis bando pradėti ieškoti autentikos savo gyvenime ir tai būna nuo antrojo etapo. Klausimas tada visiems kyla toks, o kas jeigu žmogus galėtų 18 metų žinoti, kas yra tas jo gyvenimo kelias ir visa kita, jisai truputėlį, kaip čia pasakyti, per ankstyvas ta prasme, kad jeigu žmogui 18 metų pasakyčiau, ką jam reikėtų veikti šitam gyvenime ir jisai kažkokią formą bandytų judėti tą pusę, nebūtų įvertinimo. Ką reiškia įvertinimas? Vėl grįšiu prie tos pačios Biblijos. Kristus prostitutei, kurie atsivertė jį, uždėjęs ranką ant galvos, pasakė:
tas, kuris dabar patikėjo man šventesnis už tą, kuris man meldėsi visą gyvenimą. Ką tai reiškia, jeigu žmogus gauna dovaną ir jisai negali įvertinti tos dovanos, jeigu prieš tai nebuvo paklydimų etapo. Tai reiškia, tas pirmas klaidžiojimo etapas, pavadinkim taip, reiškia, iki 30 metų jis yra kažkuria prasme natūralus ir netgi savotiškai reikalingas. Kuo didesni ten būna praradimai, tuo didesni po to gali būti atradimai. Bet tik tada žmogus galės įvertinti dovaną, jeigu buvo kažkur tai paklydęs. Idealių tokių variantų, kad žmogus gimė, tėvai neturi su to problemų, ta prasme nebando prikišti jam savo kelio ir jisai turėjo didelės sąlygas šeimoje, plus jam iš karto kažkas pasakė, ką jam reikėtų veikti. Aš tokių variantų dar nesutikau. Tiesiog neegzistuoja. O jeigu, ta prasme, jau dabar filosofuojant, yra, kaip ir sakoma, du keliai, dvi filosofijos, vadinkime taip. Kad kiekvienas žmogus atsineša savo likimą, ta prasme, su gimimu, ir kitas, kad mes esame savo likimo kalviai, tai kurioje vietoje čia tiesa? Aš manau, kad abiejose dalykuose yra tiesa, bet šitą visą klausimas yra pagrindinis toks, kada žmogus išdrys būti savo likimo kalviu, tai viena. Antras dalykas, pasak tų pačių kiniečių, reiškia, kurie sukūrė tą metodiką veidos kaitos, jie sako taip, kad reiškia, kiekvienas žmogus šitam gyvenime turi tą vadinamą savo auksinį kelią. Auksinis kelias tai yra tokia veikla, toks dalykas, kurį tu gali daryti užsimerkęs, ta prasme, kurį tu darydamas to blizga akis, pagrindiniai kriterijai, ta prasme, pagrindiniai dalykai yra, kiekvienas esam sutverti kažkam tai. Ir pavyzdžiui, paimkim bet kokią gyvenimo sferą, pavyzdys, pavyzdžiui, tie patys pardavimai, organizavimas kažko, tai pagalba kitiems ir panašiai, kaip, reiškia, tokias profesinės kryptis. Vienam tame sekasi natūraliai geriau, kitam tame seksis natūraliai blogiau. Tai esminis dalykas ir yra, ta prasme, kad visa visuma, aš kalbu ir apie tėvus, ir apie gimimą, ir apie genetiką, ir apie 5 kartas, kurios buvo iki jūsų, ta prasme, jos suformuoja kažkokią tai, ta prasme, tą, kaip čia pasakyti, talentų kratinį, kuris tam tikrose vietose, reiškia, realizuoja save maksimaliai efektyviai ir be didelių pastangų, o kitose vietose jam reikia save prievartauti. Esminė žinutė, jeigu žmonėms, reiškia, reikėtų kažką įsinešti iš tos mūsų diskusijos, pagrindinis dalykas, ką reikėtų padaryti, visų pirma, nemeluoti savo. Ką reiškia nemeluoti savo? Jeigu darau kažką ir tame yra prievarta, ta prasme, turi lipti per save, reiškia, automatiškai šita vieta yra ne jūsų. Ir tas vadinamas savo likimo kalvis prasideda nuo pirmos ir paprastos tezės, tai yra, jeigu žmogus pakankamai myli save, myli ir įsimylėti tai yra du skirtingi dalykai, įsimylėti save yra blogai, bet mylėti save yra privaloma ir jeigu žmogus myli save, ta prasme, jis tikrai neapgaudinės savęs eidamas į santykius, aš kalbu apie partnerystę su kažkokiu tai partneriu, kuris jam nemielas, bet tik dėl to, kad sakė tėvai, kad, nežinau, kažkokios yra perspektyvos. Žmogus, kuris save myli, tikrai neįsi darbą, kuris jam kelia kančią arba kažkokią tai prievartą. Tai nuo tų dalykų prasideda tas savo likimo kalimas. Bet kuriuo atveju mes visi turime misiją. Ir patikrinimas, ar žmogus yra savo kelyje, yra lygų skaičius. Ką reiškia lygų skaičius? Jeigu žmogus yra ne savo kelyje, jam užprogramuotos, ta prasme, yra nesėkmės, jam užprogramuotos yra lygos, jam turi nesisekti finansiškai, ta prasme, kuo labiau žmogus yra nuklydęs nuo savo kelio, to pas jį daugiau yra bėdų. Tai čia paprastas matavimo vienetas, ta prasme, ar žmogus savo kelyje ar ne. Papasakosiu vieno daktaro pavyzdį, reiškia, jisai 7 metus studijavo mediciną, po 7 metų dar buvo 2 metai rezidentūra, grubiai kalbant 9 metai tai buvo studijos. Pabaigęs, reiškia, tuos visus mokslus, jisai sugalvoja, kad, reiškia, dabar jau bus daktaru. Pusę metų daktaru jisai suvokė, kad jisai nenori būti daktaru. Ir čia liktai nebūtų bėdos ir šitą visą 9 metai, ta prasme, tai yra didelė investicija laike, piniguose ir taip toliau, kažkokią formą tai turėtų atsipirkti, ta prasme, ir būtų dabar kvailai, nežinau, vairuoti mašiną, pavyzdžiui. Ir jisai nusprendė būti daktaru, bet kai jisai įsileido tą mintį, kad jisai nebenori būti daktaru, ta prasme, jam iš karto prasidėjo bėdos. Pirma bėda tai buvo, jį ten apkaltino vagystę dėl kažkokios tai smulkmenos. Antra bėda buvo, pas jį patį prasidėjo ligos ir taip toliau. Tai kuo labiau mes save apgaudinėjom, ta prasme, tuo daugiau mes turim ligų. Ir ligos visos pasitraukė, ta prasme, kai žmogus tiesiog išėjo iš tos vietos, ta prasme, kur jam kelia kančią, nežiūrinti tai, kiek jisai tam paskyrė laiko, žinių, pinigų ir panašiai. Kuo mažiau meluojam savo, tuo tikresnis tas mūsų kelias. Bet vėlgi sakoma yra, kad bet kokiame blogyje yra kruopelytė gėrio. Ir vėlgi požiūrio reikalas gali man ir nepatikti pirminėje stadijoje, bet aš galiu įžvelgti grožį tame reikale ir visą tai gali sužydėti, kiek mes įtakoji, tai galime tuos dalykus.
Aš prieš tai minėjau tą Kristaus pavyzdį, tai čia bus geriausias pavyzdys to vietoj, kad aš labai grubiai pasakysiu, prasme, tam, kad tu įvertintum grūdą, reikia paragauti šūdo. Aš tai turiu meni, kad reiškia, šitoj vietoje minusas patampa pliusu. Neseniai teko matyti per LNK laidą, kurios esmė buvo tokia, reiškia, atsistojo vienas vyrukas, kuris pareiškė, kad jisai permiegojo su pusę Vilniaus. Man kaip specialistui iš karto buvo įdomu, kaip tu ten taip padarai. Ir jisai kalbėjo apie tai, prasme, pagal kūno kalbą matėsi, kad jisai nemeluoja. Okay. Toliau žiūrėjau, reiškia, iš vietos kitos pusės, iš kitų visų sistemų. Ir mačiau, kad jis turi tik tai totalius minusus. Tai reiškia, ta prasme, intravertas, nepasitikė savim, nieko tokio, ką būtų galima priskirti prie savokos mergišius. Bet koks čia gavosi paradoksas, reiškia, pasyvūgis 1,20 m, kas iš karto sukuria tą Napoleono sindromą. Ir visi žmonės, kurie turi tą nedidelį ūgį, vadinkim taip, jie visi bando visada kompensuoti tą trūkumą, tai reiškia perka mašiną, kur ten laiptai prasideda palei blakstienas, mergina vis laik susiranda, kuri 5 galvom už jį aukštesnė ir panašiai ir panašiai. Va, tai tas reiškia jo stimulas, vadinkim taip, pergulėti su pusė Vilniaus, tai ir buvo paremtas tuom, kad reiškia jisai nuo visų savo minusų atsispyrė, ta prasme, ir juos visus pavertė pliusais. Tai bėdos, nelaimės, ligos, minusai, ką mes čia galim pavadinti, ta prasme, šitie dalykai visi yra gerai. Tik klausimas yra toks, ta prasme, ar mes į jo žiūrim kaip į tokį pozityvų tašką, nuo kurio galim atsispirti, ar mes į jo žiūrim kaip į negatyvų. Aš manau, kad visi aplinkoje turi savo tokių, reiškia, pažįstamų istorijų, kur, pavyzdžiui, vaikas augo šeimoje, kur ten abudu tėvai gėrė ir panašiai ir panašiai. Iš šalies žiūrint, ta prasme, tai yra minusas. Ir tas vaikas gali tame minuse paskęsti. Ir koks yra įdomus paradoksas, reiškia, mano tyrimas rodo, kad kuo jisai daugiau turės pretenzijų tam minusui, pavyzdžiui, tėvai geria ir pas vaiką yra kažkokia neapykanta tam ir panašiai, iš karto lipama yra ant to laiptelio, kad tas pats vaikas turės tą pačią problemą su to pačiu alkoholiu. Bet jeigu vaikas sugeba nuo to minuso atsispirti, jisai bus tas, kuris faktiškai nevartoja ir jisai bus tas, kuris bandys visam pasauliui ir to pačiu savo tėvams, reiškia, įrodyti, ta prasme, kad jisai yra kitoks, geresnis. Tai nuo to momento, reiškia, sistema pradeda sveikti. Tai minusas kaip toks jis nėra bloga, minusas negi yra, kaip čia pasakyti, kuo daugiau pas žmogų gyvenime minusų, tuo didesnė pas yra galimybė. Bet jeigu tai reiškia, norima padaryti iš minuso į pliusą, vienintelė ir pagrindinė sąlyga yra, nuo minuso reikia atsispirti, prasme, į priešingą pusę. Tiesiog skęst minusą, tai reiškia didinti dar tą patį minusą. Vėlgi dabar, ar energija, kurią mes skiriame, tam minusę surasti pliusus, verta to, ar reikėtų tiesiog paimti pajutus tai, kad nesavam kely, spjauti į viską ir ieškoti kitų galimybių? Nebūtinai, kad spjauti, kartais tas minusas ir yra atsakymas, kaip čia pasakyti, minuse yra pats pliusas. Paaiškinsiu, kaip viena mergina, kuri augo tokioj keistoj šeimoj. Tas keistumas buvo toks, kad, reiškia, šeima priklausė tokiai sektai, kur, reiškia, kaip čia pasakyti, laisvas lytinis gyvenimas buvo normalu ir netgi su tais paaugliais, kurie ten tokie. Ir įsivaizduokim, ta prasme, kad ta mergaitė visą gyvenimą nematė ten, kaip čia pasakyti. Tai buvo tiesiog prievarta nuo pat mažens ir tai yra norma. Ir klausimas dabar toks, ką šitai mergaitė reikėtų veikti šitam gyvenime. Išeinant iš to, kiek jinai to matė ir ko jinai ieškojo visą gyvenimą, ieškojo būtent tos pačios meilės ir panašiai, tai kuria pusė suku, jai atsispirimo taškas ir tapo tuom, kad, reiškia, jinai turi būti tas žmogus, su kuriuo sustoja visą tai ir jinai yra ta, kuri pakeičia tą situaciją, kad to daugiau kitiems nebūtų. Visi žinot irgi tokių sėkmės istorijų, kur, reiškia, žmogus prieš tai pats buvo narkomanas ir labai dažnai būna, kad išėjęs iš to, reiškia, kaip čia pasakyti, narkotikų liūno, jis yra pats geriausias daktaras, kuris nebaigęs jokių medicinos studijų, bet tas, kuris padeda kitiems narkomanams nebevartoti narkotikų. Tai kartais tas mūsų minusas, aš liaudiškai vadinu šūdas, ta prasme, ir yra nuo to, ta prasme, nuo ko reikėtų kitą kartą atsispirti. Aš pateiksiu savo pavyzdį, tai kasdienybėje sakau, kad remontuoju žmonių galvas, bet tam, kad reiškia remontuoti kitų žmonių galvas, man reikėjo savo remontuoti 35 metus. Tai ten tų ieškojimų ir paklydimų, lygų, minusų, vadinkim taip, tai buvo pakankamai. Ir kai jau sukaupta tokia patirtis, su to reikia kažką tai daryti. Ir tokia forma, reiškia, minusas pavirsta į pliusą. Bet jeigu ten būčiau pasilikęs tame minusio, buvo tų užstrigimo etapų, ta prasme, tai būčiau tiesiog sėdėjęs minusą. Jūsų gyvenimas susietas ne tik su veidotyra. Esate ir lektorius padedantis žmonėms rasti kelią į laimingesnį, sveikesnį gyvenimą. Tenka pripažinti, kad pastaraisiais metais ypatingai žmonės pradėjo domėtis kitokiais būdais ir galimybėmis kurti tą sveikesnę aplinką. Ar jaučiate žmonių susidomėjimą ir kaip manote, dėl ko tai prasidėjo? Aš gal iš veidoskaitos pusės pasakysiu, ta prasme, iš
100 žmonių, jeigu tai paimsim kaip tokį mini visuomenės modelį, tai ką aš darau yra įdomu tik tai 20 žmonių. Ta prasme, visose visuomenėse yra tam tikra kategorija, yra tam tikros temos, reiškia, kurios yra įdomios tam tikram skaičiui žmonių. Ką tai reiškia? Jeigu vietoskaita būtų pripažinta oficialaus mokslo, medicinos, tada reiškia tas procentas būtų truputėlį didesnis. Dabar vis tiek bet kurioje visuomeniai, bet kurioje grupėje žmonių, ta prasme, bus tik tai tam tikras procentas žmonių, kuriems įdomu tokie, kaip čia pasakyti, dalykai, kurie truputėlį yra už oficialaus mokslo. Ne problema yra su ta pačia veidoskaita, kad nepripažįsta mokslas, jie tiesiog pat iš principo to nepriima, nes nesidomi, nors, pavyzdžiui, mes su to esam labai daug padarę. Ir ta metodika jau patikrinta, 3000 metų vienas dalykas, kitas dalykas, apsim, milijoną kartų. Bet ką aš norėjau prie to pasakyti, reiškia, pavyzdys, pavyzdžiui, paimkim tą pačią Lietuvą, įdomiausia reiškia, kad mane geriausiai ir blogiausiai priima Kaune. Paaiškinsiu, kodėl. Aš jums įrodysiu iš kito galo, reiškia, dominuojantis kaklas, jeigu kalbėti iš veidoskaitos pusės, Kaune yra trumpas. Kodėl? Vienintelė, ta prasme, pagrindiniai konservatorių partijos rėmėjai, kalbant apie rinkimus, yra kauniečiai. Automatiškai šitas veiksmas tiesiog indikuoja, ta prasme, kad tam, kad būtų galima paremti konservatorių partiją, o konservatoriai, reiškia, remiasi esamom vertybėm ir sunkiai priima kažkokius pasikeitimus, tai automatiškai, reiškia, dominuojantis kaklas Kaune yra trumpas. Tai pavyzdžiui, jeigu vedu kažkokią paskaitą Kaune, man skambina žmonės ir sako, jūs turite sveikatos apsaugos ministerijos pažymėjimą, tame, ką jūs darot? Sakau, ne, tas žmogus, kuris sukūrė sistemą, mirė prieš 3000 metų, mes nespėjom pasimti pažymos. Tai va šitą visą neįmanoma, kad tai, kas, reiškia, domina mane, domintų visus, reiškia, Lietuvos gyventojus. Ne. Yra tam tikras procentas žmonių, kuriems tai įdomu. Ir visais laikais, prisimenat, čia kaip mes atsiskyrėm nuo Tarybų Sąjungos, tai buvo toks ezoterikos periodas, kai čia labai buvo tokia banga sugrįžusi. Tai yra toks kaip mados, kaip, nežinau, kaip liūpsniai, kaip, ta prasme, atsiranda, išnyksta, daugiau, mažiau, bet iš principo, kad tai dabar būtų visuomenės norma, negalėčiau pasakyti. Didžioji dalis žmonių, tai yra 80%, ta prasme, gyvena taip, kaip yra, ir dabar, klausydami netgi mūsų galvos, šitam bičiuliui trūksta kažko. Aš kalbu apie varžtų kiekį, ta prasme, o šitą, reiškia, kapsų radijas nebeturi apie ką kalbėti. Čia normalu. Tiems, kuriems tai iš tikrųjų įdomu, tai, prasme, aš jau spėju, kad jie vienokią ar kitokią formą kažką apie mane žino, nes tas ratas, ta prasme, jis toks pakankamai siauras. Čia Lietuvoje tų, kurie kažką tai daro tokio netradicinio, pavadinkim taip. Nors aš pats asmeniškai, ta prasme, esu labai prieš visokias ezoterikas, prieš visokias mistikas, kad daug mažtų pasimelsk ir kažkas bus. Ne, turi būti konkretus rezultatas, tada galima sakyti, kad daiktas, sistema, metodas veikia. Kalbant apie žmonės, būtent tuos skeptikus, ne? Ir vėlgi sugrįžtant prie to pačio Kauno rezultato, ta prasme įvardinto, kad jie konservatyvūs yra, ne? Tai pažiūrėjus į rinkimus paskutinius, to tikrai nepasakysi. Ar žmogaus veidas, sakykime, jeigu veidas yra veidrodis žmogaus sielos, vadinkime, natūraliai bėgant metams keičiasi bruožai. Ar keičiasi ir žmogaus būdas? Iš dalies, ta prasme, reiškia, toks, koks jau yra veidas kaip kaulų struktūra, mes esam paveldę ir tai sudaro 5 kartos, kurios buvo iki mūsų. Bet šita visa veidas transformuojasi visą savo gyvenimą. Ir pateiksiu pavyzdį, žmogaus pasitikėjimas savim parodo kaklo storumas arba plonumas. Ką tai reiškia, kuo storesnis žmogaus kaklas, tuo jo pasitikėjimas savim yra didesnis. Galbūt turit ten aplinkoje pažįstamų žmonių, kurie yra ten apsauginiai, policininkai, kariuomeniai galbūt kažkur tai dirba. Gal netgi jūsų giminaitis, bet jeigu pažiūrėsite, ta prasme, pas jis sprandas yra hiperstoras ir kuo storesnis tas sprandas, ta prasme, tas pasitikėjimas savim, kuris netgi daeina iki agresijos kritinėje situacijoje, ta prasme, tai yra pakankamai dažnai sutinkamas. Priešingai, ta prasme, viso žmogaus baimės, nepasitikėjimas savim, ta prasme, tai yra tame plonesniam kakle. Pateiksiu pavyzdį, jeigu norit apie jūs. Labai trumpai, iš to, ką aš matau, reiškia, aš spėju, kad pas jų šeimoje dominuojantis asmuo buvo mama, ne tėtis, ta prasme, ir šitą visą pas jūs reiškia labai stipriai savo nuomonę, bet iš principo, kai kalbame apie tą stiprų išorinį pasitikėjimą savim ir visą kitą, baimė, abejonė yra pakankamai. Ir čia jau yra tėtis nepadarė savo namų darbų. Jūsų plaukų spalva sako, ta prasme, kad esat maištininkas nuo pat mažens, ką tai reiškia, kai jums sakė mama, apsimauk raudonus batelius, jūs dėjote žalius, visada turite priešintis sistemai. Va. Ir šitą visą klausimas tos dalykus galima keisti. Galima. Ką tai reiškia, galima žinant savo charakterio komponentus. Ir jeigu matom, kad ta savybė konkreti, ta prasme, jinai maišo, tai ją galima koreguoti. Nes jūs, pavyzdžiui, per savo maištavimą turėjot pakankamai bėdų šitam gyvenime dabar. Dėl konfliktų su aplinka. Bet esate tokia, kokia esate. Ir tada klausimas toks, kiek jūs norit būti sistemoje, kiek jūs norit pabėgti iš sistemos. Pabėgti iš sistemos brožai galbūt nepasikeista prasme, bet šitą visą jūs galit joje rinktis. Jeigu aš suvokiu, kad yra kažkokia charakterio savybė, dėl kurios aš, kaip sakyt, turiu konfliktą su aplinka, aš tai galiu koreguoti. Vėlgi, ta prasme, tas konfliktas be abejo konfliktui nelygus. Ir
ar reikia, reikia įsilieti į tą aplinką ir būti dalimi jos, ar negalima sėkmingai gyventi būnant tuo maištaujančiu? Be abejo, kad galima, ir pagrindinis dalykas yra, jeigu sugebam įsimesti, o tai vyksta antroji pusė nuo 30 ir viršų, įsimesti tai, kas primetama visuomenės, ką tai reiškia, tu gimei ir tu privalai susirasti vieną darbą ir numirti su tuo darbu, tai dažniausiai kalba apie tai tėvai, bet pavyzdžiui yra tokių žmonių, kurie yra multitalentingi, kurie turi kažkaip laužyti standartus, atrasti kažką tai kitą. Ir šitą visą, jeigu jie sugeba priimti, kad čia yra visuomenės nuomonė, o aš noriu daryti visiškai kitaip, ir tada gaunasi, ką aš ir minėjau prieš tai, jeigu tu myli pakankamai save, tai tu savęs nežalosi, ką reiškia nežalosi. Jeigu aš matau, kad aš netitinku standartų ir turiu būti kitoks, tada aš sau leidžiu būti kitokiu. Tada automatiškai, nebėra konflikto, bet jeigu visa aplinka spaudžia ir mes kažką tai privalom dėl kitų, o mūsų charakterio dizainas yra truputėlį kitoks, čia ir prasidės konfliktas. Pagrindinis konfliktas, pagrindinė priežastis, dėl ko pas mane ateina, tai yra savęs nepriėmimas. Visi sako, mano mama sako, aš turiu būti toks ir toks. Tu neturi būti toks ir toks. Tu gimėjai ir tu esi unikalus. Visi tėvai, kurie turi vaikų, turi pastebėti vieną paprastą dalyką. 3 vaikai, 4 vaikai, 2 vaikai, jokio skirtumo, esminis dalykas yra toks. Tie visi vaikai yra skirtingi ir labai retai būna, kad ten tėčio arba mamos atspindys. Vaikas jau ateina su savo programa, kuri sudaryta iš daugelio dalykų. Vienas dalykas, kitas dalykas yra, mes galvojam, kad mes talentus paveldėm iš tėvų. Būna, bet labai retai. Pagrindė mes talentus paveldėm iš senelių. Ir tada šitą visą gaunasi toks, kad su seneliais pas mus santykis yra superinis, su tėvais santykis toks. Ir paskui tėvai ateina jau į patys į senelių periodą ir tos anūkus kažkaip įsimyli truputėlį kitaip, negu kad prieš tai mylėjo vaikus. Uždaras ratas. Tai kokius duotumėt patarimus mūsų klausytojams, kad nuo ko turėtų pradėti žmogus, eidamas link to laimingesnio, sveikesnio gyvenimo? Tai pirmas dalykas, ką žmogus turėtų padaryti, kaip aš jau ir minėjau prieš tai, įsimylėti save, nes labai dažnai darom tą klaidą, kad mes ieškom tos pačios meilės per išorę. Ką reiškia per išorę? Ta mergaitė, kuri eina gatve su per daug trumpų sijonų, su per daug ryškiai padažytom lūpom ir visa kita, jai tai atrodo, kad jinai susiradusi vaikiną ir gaus būtent tai, ko negavo tai pačioj šeimoje. Ne. Meilė, savęs priėmimas, visų pirma vyksta savyje. Ir šita visa yra daug metodikų, daug mokymų, daug visokių ten knygų gražių ir visa kita, kurios padeda kažkuria prasme įsimylėti save. Pati paprasčiausia technika yra tiesiog atsistojus prieš veidrodį, pažiūrėti savo į akis ir pasakyti, aš tave myliu. Ir pirmą kartą ten lūžta viduje barankos, nes labai sunku tai yra daryti. Mes visi ten prausomės, dažomės ir visa kita, bet toks, kiek reikia pasižiūrėjom į detalės, nežiūrėjom į pačią visumą ir niekada iš esmės nekalbėjom su savim. Vienas momentas, tai nuo savęs priėmimo prasideda nebemelavimo savo periodas. Vienas momentas, kitas momentas yra, reikėtų paprasčiausiai pasimti popieriaus lapą, ir dešinėje, kairėje pusėje susirašyti stulpelėje, 10 dalykų, kurie man patinka, o dešinėje susirašyti 10 dalykų, kurie man nepatinka. Susirašius tuos stulpelius, bus labai įdomu pamatyti savo gyvenimą iš šalies, kurioje vietoje, kur jūs save apgaudinėjate. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs matot, kad jums patinka tas ir tas, bet jūsų darbė iš tų 10 punktų tik tai 3 yra realizuojami, iš to, kas jums patinka, reiškia, jūs visai ne savo darbo vietai. Ir netgi kitą kartą renkantis tą patį darbą, per tą pačią lentelę perleidus tą naują arba būsimą kažkokį pasiūlymą galima matyti. Nėra tokių idealių variantų, kur būtų vien tik tai kaifas, nieko nereikia daryti, gauni tik tai malonumą. Tos dalykus galima susikurti pačiam, bet tada reikės pabėgti iš sistemos. Pabėgti iš sistemos reiškia turėsi dirbti savo. Ir tada jau tu gali susidaroti, kad tau nereikia eiti darbą 9 val. Nes tu to nemėgsti. Ir panašiai. Bet šitą visą, jeigu vis tiek dirbam pas kažką, dirbam sistemai, o pas ką mes dirbam priklausys nuo kaklo, to pasitikėjimu savim, bet kuriuo atveju, kuo mažiau save apgaudinėsit ir kuo didesnį tą kaifą turėsit, aš kalbu iš tos kairės pusės stulpelio, kas tau patinka ir kuo mažiau bus tų, kas nepatinka, tuo geresni rezultatai bus tam pačiam darbe. Vadyboje, amerikietiškoje sistemoje yra toks pasakymas, kad nepakeičiamų žmonių nėra. Vis dėlto aš laikausi tos nuomonės, kad kiekvienas žmogus yra nepakeičiamas su sąlyga, jeigu jisai atrado savo vietą. Jeigu jisai rado savo vietą, fiziškai jį galima pakeisti kitą, bet tikrai nebebus tokie patys spūdingi rezultatai kaip to žmogaus, kuris pilnai atitinka savo vietą. Tai ko aš linkiu visiems, rasti savo vietą. Taigi žmonės, kurie dabar mūsų klausė ir susidomėjo tuo, ką mes kalbėjom ir norėtų labiau pasigilinti į jūsų apipasakotas technikas, kurie galėtų rasti informacijos, nuo ko jiem reikėtų pradėti. Pagrindinės technikas aš jau pasakiau, kažkokias, kur galima dirbti pačiam. Jeigu norisi dar truputėlį daugiau, tai yra Facebook'e ten tas mano viešas puslapis vadinamas Žydrūnas Sadauskas. Susiraskite ten, ten bus daugiau įžvalgų, daugiau visokių patarimų ir nukreipimų.
Tai dėkui už pasakojimą. Ačiū Jums. Tiek šį kartą. Priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. Na, o mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu noriugirdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.